Internete radau štai tokią įdomią reklamą, kur Microsoft giriasi, kad jų Windows Phone telefonai yra patys greičiausi ir patogiausi. Taigi šį teiginį su mane išbandyti pats. Kairėje turime Samsung Galaxy S2 su Android ir dešinėje Lumia 800 Windows Phone. Taigi pradėkime nuo interneto naršyklės, keliaukime į topzone.lt, ką mums jau rodo Windows Phone. Tuo tarpu Android'e turėsime turbūt surinkti pilną pavadinimą. Taigi čia iš karto pranašumą turi Windows Phone, kuris gudriai pasiūlo jums trumpas nuorodas. Ir pažiūrėkime techninį puslapio užkrovimo greitį. Taigi Android užsikrovė ir Windows Phone seka iš paskos. Abu telefonai turi 5 zoom. Taip pat pabandykime užkrauti konkretų straipsnį. Androidas jau užsikrovė ir Windows Phone čia pat seka iš paskos. Na ir paskutinis bandymas. Android užsikrovė ir Windows Phone. Išbandykim pašto programą. Taigi Windows Phone vėl maloni smulkmena, kad prie programos ikonos iškart matom neperskaitytų laiškų kiekį, ko neturime Android. Keliaujame į pašto programą. Ir Android jau pradėjo automatiškai sinchronizuotis. Windows Phone taip pat sinchronizavas. Tuo tarpu Android vis dar kraunasi. Taigi, štai Android seka iš paskos. Ne, vis dar kraunasi. Galime antrą kartą sinchronizuoti laiškus. Ir Windows Phone sinchronizavosi, Android vis dar kraunasi. Pagaliau Android baigė savo darbą. Pabandykime atsidaryti konkretų laišką. Windows Phone jį užkrovė greičiau. Pabandykime dar kartelį. Windows Phone vėlgi laimėjo. Pabandykime užkrauti paveikslėlius. Na, sunku pasakyti, kuris aparatas spėjo pirmiau. Taigi trečiasis kartas. Galbūt Galaxy buvo pirmesnis. Windows Phone orus rodo iškart ikonėlį, Android tą siūlo su widgetais. Android iškrovė, Windows Phone seka iš paskos. Žadintuvo skambėjimo laiką matom žadintuvo programėlį, tuo tarpu Android reikia paspausti pačią programą. Abu telefonai turi sparčią kamerą, Nokia užtenka laikyti paspaustą mygtuką, tuo tarpu Androidą reikia prabraukti pro ekraną. Pabandykime užfiksuoti kelias nuotraukas. Na, galime pamatyti, kad Windows Phone kamera veikia šiek tiek sparčiau. Taip pat nereikia spausti konkretaus mygtuko, užtenka bakstelti bet kur ekrane ir vaizdas automatiškai yra fokusuojamas ir užfiksuojama nuotrauka. Taip pat lengva peržiūrėti nuotraukas. Užtenka brūkštelti už ekrano krašto. Pabandykime užfiksuoti nuotrauką ir ją iš karto patalpinti į Facebooką. Taigi Windows Phone belieka patraukti nuotrauką ir jie išlenda iš ekrano. Tuo tarpu
Android atsidaro atskira gallery programėlė. Išsirinkim norimą nuotrauką. Windows Phone iš karto turime galimybę dalintis Facebook'e, belieka paspausti dalintis. Tuo tarpu Android'e reikia atsidaryti meniu, tada peržiūrėti visas telefone įrašytas programėlės, pasirinkti Facebook, tada mus nukelia į Facebook programėlę ir belieka paspausti post. Toliau pabandykime peržiūrėti draugų internetą įkeltą turinį, keliaujame į People Hub'ą, susirandam norimą kontaktą, tarkim šį kartą mane, brūkštelime vienu pirštu iš šoną ir štai matome visą veiklą iš Facebook, Google+, Twitter ir taip toliau. Galime iš karto peržiūrėti albumus, naujausius atnaujinimus, žinutes ir visą kitą. Na ir su Android galbūt net nerodysiu, kiek man užtruks atsidaryti Facebook, susirasti žmogų ir peržiūrėti jo naujausius įrašus. Tada grįžti į namų ekraną, atsidaryti Twitter, vėl susirasti tą patį žmogų ir peržiūrėti jo įrašus. Tada atsidaryti Google Plus ir vėl ieškoti to pačio žmogaus, kad peržiūrėti jo įrašus ir taip kiekvieną kartą norint surasti visus vieno žmogaus atnaujinimus. Taigi čia nelyginamai didesnį pliusą gauna Windows Phone, nes jis vos vienu pirštų brūkštelimu leidžia peržiūrėti visą informaciją apie tą žmogų. Lygiai tas pats yra su kontaktinė informacija, telefonas automatiškai sujungia telefono numerį su žmogaus profiliais Google+, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose. Abu telefonai turi multitaskingą. Taigi išbandykime navigaciją arba žemėlapius. Pabandykime surasti Europos parką. Okay. Na, Google Maps pirmiausia turime išsirinkti, kur yra tikrasis parkas. Ir spausti Directions, Next ir Go. Tada dar kartelį spausti navigaciją. Tuo tarpu Nokijai spaudžiam Drive to, Start, galim pradėti savo navigaciją. Išbandykime Marketplace ir balso paiešką. Training. Na, Androidas nelabai suprato. Find article about mobile phones. What is the weather like tomorrow? Searching for what is the weather like tomorrow. Marketplace. Starting marketplace. Messaging. Starting messaging. Taip pat Android ekranas yra labai apkrautas, lyginant su Nokia Lumia, kur matome tik pačias programėlės, taip pat visą jų sąrašą. Čia galime peržiūrėti status bar, tuo tarpu Android'e visa informacija sumaišyta ir pateikta iš karto.
pat pasiekti programą reikalauja vieno ar daugiau paspaudimų.